Sveikučiai. Nu ką, šiandien tik grįžau iš paskirvyts. Pravargis ten su tas sezonas, tas nekiba baisi. Ir varau dar šiandien į naują nežinomą tvenkinuką pagaudyti linų su plūdini. Su plūdini 10 metų net nežvejojau. Linų šiemet nežvejojau. Tai pasižiūrėjau savo plūdinis. Susiradau, tur čia balonkis, katrasi, šiaip, nu neblog, 6 metrų. Ir dar nebeatsimenu, kažkiek trumpesnį, 5 metrų, tokie, kiek ant čia dar aš net nebeatsimenu, nes iš tikrųjų 4 metrų. 4 ir 6 metrų balonkis. Rytas čia jau tokis tikrai ne kažką. Nežinau, matos, kad nedažna su plūdiniu žvejoju. Nei paruoštas, nei kon. Jergau. Plūdžių vėl neaiška, kon daras. O jau kas čia ir jau 6. Nieks jau nebedirbs, pikselį ir plūdžių. Tiesiog plūdžių mes turėsim konstruoti kažkokių plūdžių. Ir čia 100 metų nieks nauja pirkt. Nu, kažkokių kledarų bent jau ir, bet jo iš tikrųjų kledarų. Liūdnop, kad čia bus su tom plūdėm. Niek tik negera. Nu, nežinau, bet teks suktys kažką pasitikiam. Nes niek jau šiandien nebnusipirks. Nebent kokio Norfo. Rimtagi Norfo ten buntų plūdžių. Na, nežinau, pagalvosiu. Gal prasiversi sutikam. Nabė, like, rek. Liekti dar ten visiškai nežinom veit. O dar kelią jį pavažiuoti. Nu, lieksime, pabandysime. Gal su linas geriau seksis negu su sazanais. Nu, bandysime. Ryštys, meškeris. Norfo kokių plūdžių. Paura. Teks must. Tuo kvitik čia. Permačiu kartą. Nu, pamėgins man. Jau naudosim klasikėlę. Marcipaną, lynas karosas. Bam. Šį kartą toks bus jaukiukas. Šitam tešlinėliui. Gal kas kokį gudresnį pašarioką esat atradę negu tas marcipans. Na, ko aš čia per pėdą? Per ančius napiaus. Įdėm pėdutį. Čia visai aišku, kas per pėdas. Čia ne visai aišku. Kokį čia ton kabliok išsirinkti. Kas čia? Mums seniai žvejojom plūdinti. Tap, kadangi žvejosiu su dzikas, tai visai neblogai atrodo. Ant vienas gal dės tokį, o ant kitos gal dėsiu ir stambesnį biškį. Čia 12. Bet tokiai kažkokį įdomaus lenkiam. Gal ne. Gal dėkiam. Tai gal neblogai atrodo. Drenaliuką man vis patinka. Super spadė, Spiceman. Tai plonesnė. Gal dėkiam tokį. Nu va, po 9:20 užsimečiau meškerikės. Trekš. Pasidariau čia vienitaškiuk. Ten kiša raudoniuks, tai ten pasidariau antrą taškiuk.
Ir dar čia šuonį veintaškiukas pasidarys. Kiek čia tos smulkmės laksta. Taip. Nu, biški čia man toks aslins įpratis, kur atein į tikrondį akelis, kur įmerkti. Čia toks biški gan platė, net nežinau, kur pasirinkti tos taškus. Nu, tiesiog bandom žiūrėti. Nu, kiek čia? 15 minutėlių praėjom, o kol kas ramybėlė. Dzengt vienas taškiukas, čia dzengt kitas taškiukas. Kantuoliai kažkas lygų vyksta. Vyksta kažkas su plūdike. Pavažiavo jau apie 3 cimamų. Nu, pirms laimikis toks. Taip, nu ir toliau, niekad čia mums nesiseks su tais kibimukais. Vakar iki 2 išsidėjom. Kolega netgi biškį ilgiau. Aš jau 2 valandą išėjau pasnausti. Kolega gal net iki 3 išsidėjai. Nu ir dabar pusė 6. Žiūr, kas čia bevyks toliau, bet smulkmės yra tiek, kad čia nežinau. Kaip čia su ta smulkmi turi sukovoti, kada čia iš karto sureaguojam. Dabar dar net ne pašarą šį rytą mestą. Bet jau čia smulkmikį darbuojas. Kaip jūs išvengat tos smulkmės? Čia, nu čia aš turiu vat informaciją, kad kimti konzikų, pavyzdžiui. Nu tai ko? Nu tai kimti konzikų. Nu neprisidės kažkokių žernių naktinius laikų. O dzika visi mėgsta. Nežinau. Bet kažkokiai burbuliukai. Dabar paguldžiau plūdį visai ant dugną. Centim būna. Ten vakar buvo šertas taškiukas. Ir va čia tokie kažkokie
burbuliuką. Lygu kelst. Jo, kažką plinų aš išver. Tų, sakykiam, rudeninių. Nu da, aš ne rudeninė. Bet jau vasaros pabaigas čia panusgaudydavau tik gegužis, birželio mėnesį. Čia šiemet išvis negaudžiau. Biški atboka. Visa info su linais, kas ir kaip, kokius būdavo klaidas. Nu, vat, nepagausiam, reiks daryti išvadas, reiks žiūrėti vat, kažkino video ir mokintis. Nu ko, bandom toliau. Nu gražią burbuliavo, bet taip įdomu. Paburbuliavo kokį 10 minučių. Nu ir tikrai manau, kad ten jau lyninė tai burbuliuką tik įkėlo. Bet iš to naudos kažin kiek. Bet tai nurėm. Dinga, tai nelieka jokį burbuliavimą. Tolumoj tarp lėlėjų mačiau, kad lynis prasiverti. Meškė aštuonėlis. Mėtskam toliai palei. Tas plūt pagolis, kam nelabai net matos. Bet nežinau. Rimta ir kiekvienam dalykų atbukėjams, kadangi lynus aš jau senoką begaudžiau. Tai vėl, a guldyti ant dugno, a pakelti, ar dar kažką čia daryti. Net nežinau. Bet kas nustebina, kad šitam tokiam kemsinį. Kuis? Nedaug. Jau priskirbyts tų kuis. Atšėrėm. Net ant betonkis ant vakaras sukeldau. O čia ištidėjom iki 2 naktais. Ir tas toks vakarėlis, kur 10 valandų būn tas kois sukeliams. Nebuvo. Nu, įdomiam. Čia aš galvojau, kad šitai koise gal tikrai gyvų sujėsti. Panašiai taip, kaip buvau ant karos. Priskirvyts. Bet taip nebuvo. O priskirvyts tengi rytmetė atsikėlus, vat apie tokią 6 valandą prie betonkis, vis tiek dar ten pasidarbon. O čia kaip nekeista, niekam. Ir čia tų linų matomai yra. Vietinių čia gaudė. Vakar buvo 4 ekipažą. Bet kiek supratau, vakar niekam. Nu, kad mes pastarųjų metų turėjom talantą atmauti, kaip sako, po baliaus. Tai jo. Šiom dienom čia dabar nekim, nes vieną didulę pašnekinom benant. Tai jums sako, aš čia jau 3 dienų paėliau, ką patvar, jis sako, kažko netadon. Regi kažką pas savim pateisinti, regi mes čia blogą žvejojam. Jo, dabar suguldžiau abiejus ant dugną, pakeliu ant dugną. To jau ta raudelė, ta šeratis.
Kapun dugną. Gal ir geriau. Nieks nekimė. Kiek čia to gerom. Aha. Nu, bandyda pasišerti. Gal da kažkoks veiksmus mūsų. Taip, pasidariau biškį šlapesnį, pašarą kietesnį, nes vakar čia ne iš ryklos dėt. Ras toks gal buvo perberus. Tai dabar jau padariau rutulius, kada nebūtų virti. Ir vyksta, bent jau toj vienoj pašartoj virtikiai. Gal plūdė dabar. Ten vyksta to veiksmiuko. Burbuliukų vis paburbuliuoja. Bet vat tik toks tas ir veiksmiukas, kad paburbuliuoja. O kepti nelabai. Končita tik plūdė tep gulėjai gražiai tep startavo važiuoti. Ir sustoja, a nesustoja. Ne, kažkas dar vyksta. Deja. Deja. Taip, gražiai atrodo paėmė. Taip, burbulų būn iškėlstas, taip gražiai. Bet net nežinau. O, super metėms. Feiliakas.
Tu čia veitikėm, bliam, atrodo paburbulion taip gražiai. Bet tas baisių neneš. Jo, čia po tų litų, taip matyti turbūt čia įsausiau. Bet po tų liūčių čia klampinėlė į neblogą. Dar nematau. Nie baisulėnis, bet lyns. Ble, mačiau tosi paskui ramę čia stovėjai. Ne, iš artimui. Ramiausia stovėjai. Uhu! Hehehe. Tarkš. Ne pusantrinis, bet tomsus. Aš mačiau, kad čia man buvo pakėlis, nes aš laikiau ant dugno. Jums pavežioj, bet čia koks 5 minutės nieks nevyk. Jo, aš nekirtau, aš traukiau žiūrų, ką važiuojam. Apa, hebrytė. Toks linukas. Netikėta. Jau buvom prarad vėlti, nes 8 ryt. Bet turkš ir yra. Tai baigų žvėjai vėkė. Pasi 10 rytą. Įdainuoja. Karšta. Bandysim mes čia dar turbūt vėliau. Aš galvoju, reiks bandyti pataikyti ten momentoką, kad prieš atvėsimą, kad būn dar aktyvesnis linų savaitėlis. Jo, rugsėjai vidurioką čia atmauti patikrinti. Nes matomai čia ir tų linų. Tai dar čia vis dėlto teks susikauti senas. Na ką, iki kitų laidelių, dar į kažkur mintelių, dar nulėkti. Iki.